Sveiki visi dar kartą. Šiandien darysim tokį kubą. Jos padaryti, jeigu tarkim didesnis, gan sunku. Mažesnius taipogi, nes išsarda. Ir dabar jums parodysiu, kaip viską daryti. Tai va, mums reikės pasidaryti kaip ir iš visų kamuoliukų panašu į šitą ir visus juos sujungt į, kad gautųsi per du. Taigi dabar gavosi štai tokia linija. Dabar mes jį pasistengiam perskirti maždaug per pusę. Ir vėl viską sujungiam. Vėliau tą patį darom dar kartą. Aš darysiu kubą 7 ant 7. Ir dar. Taigi, prašau. Gavosi štai taip va. Turime 8. Taigi, nuėmame vieną liniją. Jeigu norit daryti 7 ant 7, o jeigu 6 ant 6, tada nuėmam 2 linijas. Vėliau pasiėmam štai šitą ir skaičiuojame iki 7 magnetus. Tai būtų 2, 4, 6, 7 ir tada ties 7 lenkiam per pusę. Gaunas jau taip. Ta patį padarom iš kitos pusės. Ir tada lankstom, kol gaunasi 7 magnetų pločio. Tai va, dabar pas mane gavosi 6 ant 7. Aš nuėmu likusią dalį ir pasiėmu likusius magnetus. Su jais padarau lygiai tą patį. Tai yra sujungiu per pusę. Ir vėl per pusę. Aišku, galima, kad jos perskirti naudoti į liniuotę, ką aš dabar padarysiu. O gal ir neprireiks. Taigi, vėl per pusę. Ir nuėmė vieną liniją. Palaukit. Taip, gavome štai tokį. Ir tada prilipdom prie jo, bet kadangi pas mane čia dar vienos linijos trūksta, aš čia prašau, aš pasiėmu dar magnetų ir tiesiog prilipdau. Ir štai, prašau, gavosi kubas. Kitame video darysiu rutulį. Jis bus irgi lengvai pagaminamas.
Taigi, susitiksim vėliau.